Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir noriu pristatyti elektrinį krosinį dviratį Riding Times GT73. Tai yra naujas modelis, patobulintas, antroji jo versija, išspręstos pirmojo modelio buvusios problemos ir jis labai norimas klientų. Todėl, kad jam nebūtina registracija. 1000 W variklis nominalios galios, kuris pasiekia net 2000 W ir 106 Nm. Ir tai yra galingas ir komfortiškas daiktas patirti ekstremalius pojūčius bekelėje, miško keliuose ar net ir dviračių take. Taigi, iš dėžės išpakuotas šis dviratis važiuoja 25 km/h, tačiau vidinėse funkcijose lengvai galime tos parametrus pakoreguoti ir bekelės ar privačiose trasose pasiekti net virš 50 km/h greitį. Šis dviratis turi didžiulius privalumus. Taigi, lyginant su Sur-On ir Talaria elektriniais, populiariaisiais, galingaisiais motociklais, kuriems reikalinga registracija, draudimas, technikinė, numeriai ir panašiai, čia to nereikia. Daugybė žmonių perka Sur-On ir Talarijas važinėja be numerių. To mes tikrai netoleruojame ir nemėgstame. Todėl tai yra puikiai atitikmuo ir jis tapo ypač populiarus. O 2 baterijos po 18 Ah leis įveikti net iki 100 km atstumą. Tai yra labai daug. Abi 2 baterijos yra išimamos, štai yra viena baterija, štai yra antra. Taip pat yra ir dėkliukas, kur galėsite pasidėti savo daiktus, raktus ir panašiai. Dviratis yra labai gražaus dizaino, patogus sėdėti, puikiai amortizacija, be abejo, hidrauliniai stabdžiai, puikiai panelė valdymui, eko standartinis ir turbo režimas. Na, o jeigu jūs norėsite važiuoti arba minkščiau, arba kiečiau, komplekte yra įdėti 2 amortizatoriai. Taigi mes ekspoziciniam modeliam pakeičiam iš karto iš standartinio į kietesnį šiek tiek amortizatorių, kad šis elektrinis dviratis būtų pritaikytas ir didesnio svorio vairuotojams. Taigi pagal save galėsite pasikeisti amortizatorių, kuris yra jums priimtinesnis. Na, taip pat galiu paminėti, kad komplekte yra netgi 2 įkrovikliai, vieną bateriją įkrausite per 8 valandas. Naudodami 2 įkroviklius, abi 2 baterijos įsikraus nuo tuščio iki pilno per 8 valandas. Taip pat šis dviratis turi ir NFC kortelę. Taigi niekas nejungs to dviračio, jeigu neturės kortelės. Kortelę reikia pridėti prie ekranėlio ir dviratis įsijungia. Dviračių pats važinėjau, komfortas yra geras, didelis, galia yra superinė. Na, atvažiuokite pas mus į parduotuvę, išbandykite ir tikrai nenusivilsite. Visos jungtis ir panašiai padarytos tikrai gerai. Matosi, gamykla stengiasi ir nori šioje rinkoje tapti visiškais lyderiais, tas jiems šiuo metu ir sekasi. Vilniuje galite išbandyti šį modelį riedis.lt salone. Na, o dabar parodysiu, kaip galingai įsisuka šio dviračio ratas. Taigi, paspaudžiame įjungimo mygtuką, pridedame kortelę ir tuomet rašo P – parkingas. Dėl saugumo neveikia akceleratorius. Dažniausiai žmonės to ir paklausia, kai nusiperka šį dviračio paskambinę, kaip jį įjungti. Na, instrukcijų šiais laikais juk niekas neskaito. Taigi, paslaptis yra tokia. Laikome stabdį ir paspaudžiame įjungimo mygtuką. Iš parkingo ekranėlis tampa į pilną panelę, kurioje yra visa informacija. Paspaudus S mygtuką padarome turbo režimą ir dabar pademonstruoju, kaip jis važiuoja. Galiniai stabdžiai, tarp kitko, yra kairėje pusėje. Elektriniuose dviračiuose dažniausiai būna dešinėje, elektriniuose paspirtukuose kairėje. Šiuo atveju čia viskas yra kairėje pusėje. Signalas yra elektroninis, na, o lempų jungiklis yra labai patogioje vietoje, prie pat kairės rankenėlės, taigi jūs greitai galėsite įsijungti tiek priekinės, tiek galinės lempas. O jeigu reikia pavežti antrą žmogų, jis laisvai tilps už jūsų. Galėsite irgi tai padaryti. 19 colių padangos su tikrai giliais protektoriais leis važiuoti net per sudėtingiausias trasas. Taigi šis dviratis sveria virš 50 kg, tačiau jį galima pakelti ir, pavyzdžiui, per kelis laiptukus ir panašiai. Tai nesudarys didelių problemų. Tai nėra motociklas. Na štai tiek mes norėjome šiandien pristatyti apie šį modelį, o jeigu jūs norite jį išbandyti, nedvejojant, esant geram orui, užsukite pas mus į Vilniaus saloną ir pasivažinėkite. Nebejoju, kad vertinant tai, kad jo kaina yra 3 kartus pigesnė už Sur-On ir Talaria,
jūs jį ir įsigysite. Taigi, tai buvo Lukas iš riedis.lt. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kelyje. Būkite saugus. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.